Apie kultūros įvykius. Jauni kūrėjai pristato ambicingą projektą, filmą apie Aleksandrą Ferdinandą Bendoraitį, lietuvių misionierių Pietų Afrikos Amazonės džiunglėse padėjusi tūkstančiams vietinių gyventojų. Filmo Aleksandras didysis režisierius Vytautas Puidokas sako, kad Pietų Amerikoje filmavo istoriją, kol ji dar gyva. O tokiuose Amazonės džiunglių miesteliuose vietiniai gyventojai dar atsimena čia beveik 40 metų gyvenusi ir dirbusi misionierių, kunigą gydytoją, karo laivyno kapitoną Aleksandrą Ferdinandą Bendoraitį. Jis Paryžiuje Sorbonos universitete baigė medicinos ir teologijos studijas, į Pietų Ameriką atkeliavo 62-aisiais. Laivuose pavadintuose Lietuvos vardu įrengė ligoninės, plaukiojo Amazonės baseino upėmis, gydydamas vietinius gyventojus. Tirti šitą istoriją nebuvo lengva, nes pirmasis įspūdis apie Bendoraitį yra labai gražus, bet pradedant eiti giliau, istorija yra pakankamai sudėtinga, tai pradedant vienas galbūt iš iššūkių buvo, kad tyriant Bendoraičio istoriją ne visi norėjo apie tai šnekėti, tie, kurie šnekėjo, dažnai nenorėjo viską pasakyti. Pasak filmo kūrėjų, Aleksandras Didysis bus filmas apie labai įdomią asmenybę, tačiau stengsis jo neidealizuoti, ketina atskleisti ir tamsiuosius Bendoraičio gyvenimo metus. 83 metų balandžio 20 dieną jis buvo, jo ligoninėje buvo nužudytas daktaras ir per vieną naktį jisai neteko viską, ką buvo sukūręs Brazilijoje. Ir buvo apkaltintas kaip nusikaltimo organizatorius. 2015 metai, einam pažiūrėti, kaip gyvena žmonės. Ieškodamas, kas vis dėlto buvo kaltas dėl žmogžudystės, kaip šią istoriją išgyveno Bendoraitis, filmo režisierius Vytautas Puidokas pats tampa herojumi, ieškančių tiesos. Aleksandras Ferdinandas Bendoraitis mirė 98-aisiais, palaidotas Brazilijoje.